Na ką, prabėgo savaitė laiko ir sveiki. Pradžiai norėčiau Jums padėkoti iš tikrųjų už tai, kad mane palaikot. Tikrai jaučiu Jūsų atgalinį ryšį, man tai labai svarbu, mane motyvuoja tikrai daryti daugiau video, skatina daryti daugiau kryžiukų. Ir tikrai esu Jums labai dėkinga, labai vertinu tikrai tai. Ačiū Jums už tą palaikymą ir tikiuosi, kad taip bus ir toliau. Na, dabar truputį norėčiau papasakoti daugiau apie savo paskutinį video, kodėl būtent aš tokio tipo formato pasirinkau, o tai yra pasivinėkime kartu. Panašų video daro mano paliepė laivus, bet pas mane šiek tiek yra kitoks, jisai daugiau susijęs su pačiu procesu, kaip aš siuvinėju būtent, kaip dėliuoju tos kryžiukus. Tai kas dar nematė, tikrai kviečiu su manim kartu pasivinėti tą video įsijungus, pasiminėti kartu su manim, kaip sakant. Na, daugiau apibendrinti, daugiau pakalbėti noriu, kodėl aš pasirinkau būtent ir kuom jis naudingas. Tai realiai yra ne viena priežastis, kodėl pasirinkau, jos yra kelios. Tai viena priežastis yra todėl, kad nedaro ne viena lietuvaitė kol kas tokio video formato tipo. Man kaip siuvinėtojai tikrai būtų įdomu ir smagu pasivinėti kartu su jumis šitaip. Toliau antra dalis, žinoma, kad labai patinka man taip pafilmuoti ir pasiuvinėti, filmuojant, kaip siuvinėjau aš pačiai iš šono, matyti save, kaip siuvinėjau, iš tikrųjų labai įdomu. Trečias dalykas, todėl, kad jisai yra prasmingas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kai man buvo dingusi seniau mūza, tikrai nenorėjau daryti kryžiukų, lyg ir norėjau, bet nekilo rankas, taip man, taip, kaip sakant, dėtos kryžiukų. Nutariau tiesiog eit žiūrėti siuvinėtojų, būtent video ir taip po biškį susigrąžintą mūzą. Ir taip pamačiau vienos užsienietės būtent tokio tipo video, kaip siuvinėja, kaip daro tos kryžiukus pačius deda. Tai man tikrai labai patiko ir iš tikrųjų atsirado tas noras ir padėti tuos kryžiukų. Ir taip po biškį susigrąžinau savo mūzą ir iki šiol aš puoselėju. Tai tom video ir toks yra naudingas, kad neleidžia pabėgti mūzai, ar bent atsiranda bent noras padaryti kryžiukų. Tai tikrai labai prasmingas toks video tipo formatas, pasivinėkime kartu. Tai tikrai skatinu prisijungti prie manęs, skatinu, kad kartu su manim pasivinėkit, tikrai labai būtų įdomu ir smagu su jumis kartu man pasivinėti. Tad palinkėsiu lygių kryžiukų jums. Na, dabar turbūt jums apie tą temą, būtent kodėl pasirinkau tokio tipo formato video daryti, jums apie viską papasakojau, apie tai, ką aš norėjau. Jeigu aš ir pamiršau kažką, tai kitam video gal ir daugiau papasakosim. Na, dabar manau viską papasakojau. Tai va, tai kviečiu kartu su manim pasivinėti ir tikrai daryti tokius formato tipo video. Taigi, na, o dabar prieš akis matot mano gėlių mergina ir Roletė man jį įsuko 2 kartus. Tikrai neįtikėtina. Įdomu, ką jinai man šiandien įsuks. Jeigu 3 kartą man jinai įsuks, tai nežinau, kas čia darosi, bet jaučiu tą tokią aurą, nežinau, kaip čia pasakyti, kad norisi, kad jį greičiau užbaigti ar jį padaryti bent 50%, nes kaip minėjau, kad aš noriu jį padaryti 50%, bent pasiekti šiais metais. Ir iš visuma šiaip tikslas man yra, kad bent per šios metus bent 3 paveikslus padaryti 50%. Tai tikrai labai įdomu, ar mano tas tikslas bus pasiektas ar ne. Taigi, tai Roletė suko 2 kartus šitą paveikslą, astros schema. Ir būtent suko 2 kartus po savaitę laiko siuvinėti. Tai vakar buvo ta paskutinė diena, tai šiandien darau jums video. Apie šitą paveikslą aš daug neįsiplėsiu, nes iš tikrųjų jau praeitam video, ne praeitam, bet už praeitam video buvo būtent su šito paveikslo visa informacija, kas susiję. Gal nebent prisimint galima būtent jo dydį ir spalvų ten blondų
kiek yra. Tai plotis yra 38,1 cm, aukštis yra 51,4 cm, spalvų tai yra 41, o blendų yra kem 8 ir 18 kauntas gėlių mergina Asros schema. Tai va, prisiminėm jo visą matmenis jų to paveikslo. Na, o dabar, tai kiek man pavyko tų kryžiukų padaryti per šią savaitę. Iš tikrųjų galiu pasakyti, nieko daug nesiskiria, kas mane tikrai labai džiugina. Iš tikrųjų labai smagu. Tai pažiūrėsiu savo užrašinę. Kur tas mano? Tai minutėlė. Va. Taigi, tai dabar kryžiukų savaitę laiko. Pavyko padaryti iš tikrųjų 2409 kryžiukus. Tai iš tikrųjų nieko daug nesiskiria už praeitą savaitę, nes praeitam savaitę, kai siuvinėjau irgi gėlių merginą, tai buvo 2554 kryžiukai. Na, o šitą savaitę 2409 kryžiukai. Tikrai nieko daug nesiskiria, labai smagu. Viso padaryta kryžiukų yra 12 722 kryžiukų padaryta jau viso yra. Tai jau manau visai jau neblogai kaip ir. Paskui liko viso kryžiuką, tai jau liko 85 558 kryžiukai. Na, dar liko tikrai dar daug kryžiukų, tai iš tikrųjų yra kada siuvinėti. Dar po kol kas su šito paveikslu turiu ką veikti dar. Na, o dabar noriu jums parodyti iš tikrųjų ant nuotraukytės pradžiai, kiek man pavyko padaryti gabaliuką. Tai viso gabaliukas išėjo nuo šitos vietos, galim va taip eiti ir pasiekiau net visą tą lapelį dar netgi biškį. Ir iki čia taip kažkur taip dėjau. Tai yra tikrai ką jums ir parodyti. Tik dabar nebus tų nuotraukų po vieną dieną, nemesiu, nerodysiu, iškart jums parodysiu, kiek man pavyko padaryti. Ir toliau pasakosiu jums apie statistiką, būtent apie tos procentus dar. Tuoj paimsiu ir parodysiu jums, kiek man pavyko padaryti. Matom, jau tamsoka biškį, reiktų gal čia šviesą įsijungsim. O va, įsijungiam šviesą. Štai, vat, matot mano jau padarytą dalį. Tai dalis buvo praeitą savaitę ščičia, kiek buvo padarasta. Iš tikrųjų, to įmesim nuotraukytę. Kampe matysite nuotrauką, jau turėtumėt matyti. Mano praeitos savaitės, kiek buvo ir kiek dabar. Tai matom skirtumą, kad tikrai yra padarytas tas plotas, irgi yra ką pažiūrėti. Bent jau yra ką žiūrėti iš tikrųjų. Labai kas smagu yra, kad jau yra to ploto jau padaryta šiek tiek daugiau, kad jau žiūrėtųsi kažkas. Tikrai labai smagu. Dabar kalbant apie pačius procentus iš tikrųjų. Tai galime pasakyti, tuoj pasakysim. Taigi procentai mano, štai procentai mano yra tokie. Tai realiai per savaitę buvo padaryta 2,45 procentai. O prieš tai buvo 10,9 procentai, o per šią savaitę padariau 2,5 procentus. Tai jau viso procento aš turiu 12,94 procentus. Tai tikrai jau visai taip normaliai, kaip ir nenormaliai, kaip čia pasakyti, visai jau procentai žiūrint, tai jau yra biški tikrai dalis padaryta trupučiuką. Na, o dar liko iki 100 procentų padaryti 87,06. Tai tikrai dar su procentais žiūrint, tai tikrai dar yra ką padaryti. Na, o aš kaip minėjau, mano tikslas yra iš tikrųjų padaryti per šios metus 50 procentų. Tai kiek tų liko dar padaryti procentų iki 50, tai liko 27,06. Tai su procentais 3,7 atrodo visai mažai. Iš tikrųjų, tikrai nedaug liko, net tikrai per, nežinau, per kiek čia laiko, per mėnesį, gal per 3 savaitės, priklauso, kiek aš sėdėčiau dieną. Jeigu į dieną, kiekvieną dieną
vos ne po 500 daryčiau, tai tikrai, manau, pasiekčiau ir per 2 savaitės netgi tą 3-7 procentus. Tai va, tai tikrai labai smagu matyti tą skaičių 3-7 ir motyvuoja tikrai daryti kuo daugiau tų kryžiukų. Dar vienas būdas man puoselėti tą mūzą, žiūrinti skaičius ir procentus, kaip sakant. Tai va. Taigi, toliau kalbant dabar apie patį procesą. Pats procesas iš tikrųjų ėjosi gan lengva, žinokit, šis tik tiek, kad biški buvo nuobodu trupučiuką, nes vien juoda. Šiek tiek matėt mano video būtent formatu kitokį, pasivinėkime kartu, kaip siuvinėjau būtent šitą dalį. Tai tikrai labai buvo, čia plaukučių biški, man čia ant to, nieko nuvaliau gerai dabar. Kai praeitam video matėt mano pasivinėkime kartu, kaip pasivinėjau būtent šitą dalį, biški čia, biški to lapelio pasivinėjau, tai tikrai labai smagu buvo su jumis pasivinėti, žinokit, tikrai. Ir kaip minėjau, buvo nuobodu. Klaidų nebuvo, gal tokių buvo pasimėtimų, iš tikrųjų, ar čia klaida, ne klaida, tai teko apie biškį skaičiuoti, apsižiūrėti biškį, bet viskas gerai, klaidų nebuvo. Visma tikrai ėjosi lengvai, greitai suvinėjasi ir smagiai iš tikrųjų. Tai toks mano procesas, toks mini trumpa ataskaita. Na ką, pereisime turbūt prie žaidimo. Va, nebent dar galėčiau jums parodyti, iš tikrųjų, kas būtų visai įdomu man irgi jums parodyti visų dienų mano tų kryžiukų dienų normą, kaip pavyko daryti kiek. Tai parodysiu jums. Tuoj. Biški užstringo aš čia truputį tą planšetę. Gerai, štai. Tuoj, va minutėlę. Ir štai galima pamatyti, tai gaila, kad neprisiartina, gal matot, manau, žiūrisi, visai matosi lyg, ne? Taigi matot, kad daugiausia būdavo virš 200 padarydavau, dabar va 300, paskui va, buvo 2 kartus po 500 ir ant galo tą dieną jau ketvirtadienį, tą paskutinį tą dieną, 7 dieną savaitės, tai 311 kryžiukų, bet džiaugiuosi, kad bent buvo toj savaitai dienom, kad pavyko padaryti savo tą mažiausią normą, geriausią 500 kryžiukų į dieną. Tai labai man smagu, kad tai pavyko pasiekti 2000 kryžiukus, tai viso tikrai labai smagu. Tai realiai per tos 2 savaitės padariau kažkur apie 3000, galima sakyti, kryžiukų, kažkur virš 3000, tai paskaičiavus. Galim, ne, atsiprašau, ne virš 3, ne 3, o virš 5000, gal taip, gal jo, apie 5000 kažkur reikėtų suskaičiuoti, visai įdomu, bet taip pasižiūrėjus, taip pasiskaičiavus truputį, tai lyg turėtų būti apie 5000 kažkur kryžiukų. Tai va, per 2 savaitės su šituo paveikslu tikrai labai smagu buvo pasivinėti ir tikrai dabar galima pereiti prie įdomiausio dalyko, tai ruletės, ką jinai man šiandien įsuks ir kiek dienų įsuks. Tai nieko nelaukus, gal tiesiog dabar dar atsiminsime, kokie dalyvauja žaidime paveikslai. Tai kur ta čia mano ruletė, va kur jinai. Taigi patraukime šitą grožį. Oi, atsiprašau, biškit rankausi čia. Gerai, kažta kakava, tulpės, elniai, žiema, kuris dar nepajudintas. Paskui mažiausiai pajudintas tik 2 dienas mažiausiai. Ja, tai yra užsikirtau biškim drugelių skrydis. Ir žinoma, labai gražus paveikslas, taipogi rožių puokštė. Visi čia yra Astros schemos, labai kokybiškos ir žinoma gėlių mergina. Na ką, nu kaip čia dabar manai vis pastringa ta planšetė šiandien? Nenoriu kažko manai. Nu ką,
Žiūrim, ką man jinai įsuks, iš tikrųjų labai nekantrauju, labai jaudinuosi, nes iš kitos pusės jau norėtųsi kažką kito pasiūnėti, nes aš jau matau, kad tas 3,7 procentai yra netoli jau 50, nes kaip ir minėjau, man tas tikslas yra 50 procentų pasiekti per šios metus, tai yra nebetoli lieka, 37, tai ir norisi kažką kito jau pasiūnėti. Tai žiūrėsim, ką man čia ruletė suks, tikiuosi jinai manęs, kaip sakant, neapvils. Na ką, daug nekalbėsiu per stipriai, nes jau tikrai pakalbėjau. Sukam. Nu, nežinau, gal užsimerks, nežinau, užsimerkt ar neužsimerkt, nu. Atsimerkus geriau pažiūrėsiu. Nu ir ką man suko. O, va, kaip smagu, kaip gerai. Labai gražus paveikslas, rožių puokštė, Astos schema ir kiek aš dienų jį sumėsiu, tikrai labai smagu. Siunėsim būtent šitą paveikslą, tik žinoma, nuotrauka jinai biški, jinai netokia. Iš tikrųjų, tos rožės turėtų būti ryškesnės, kitokios spalvos, ružavesnės tokios, tai ne taip ta nuotrauka atrodo iš tikrųjų. Bet svarbiausia yra, kad pats paveikslas bus tikrai labai gražus ir tikrai nesijaudinu dėl šito, tai ir nekreipiu dėmesio labai stipriai, kad netokios spalvos, kaip sakant, man nesitrukdo. Svarbiausia, visą vaizdą matau, koks jis bus. Kad vat rožės, ant stalo, fonas juods ir panašiai. Na ką, nieko nekalbus, tiesiog imu ir suku, kiek čia man dienų jį siuvinėti. Na, tikrai būtų labai gerai, kad duotų kokią 2-3 savaitės. O, ja. Va, kaip smagu. Sakiau, kitam video turbūt reikės padaryti tokius klaustukus, tai nematysim, kas prie ko priartės, tai dar bus įdomiau ir paslaptingiau biški, manau, visai būtų smagu taip irgi padaryti tokį video formatą. Tai ką, kaip matot, man suko būtent šį paveikslą siuvinėti ir siuvinėti 3 savaitės rožių puokštėm, tai dabar galim gal atsiminti būtent, kiek aš jį padariusi esu, kiek yra padarytas jo. Ir paskui dar padarysim platelį, kokį siuvinėsiu. Kur tas man paveikslas? Jis yra štai čia. To minutėlę, palaukit. Tai aš jums parodysiu būtent šitą paveikslą. Štai tuoj. Va, biški. Nu va. Štai, kaip matot, jis netelpa man biški net į kamerą. Tai palaukiam, biški padarykim. Gal tai. Nu, žiūrėjau, tilps man į kamerą. Biški telpa. Viskas gerai. Na ką. Štai matom, kiek padaryta jo. Tikrai yra čia biški bardako. Trupučiuką, tikrai bardako yra. Ir tikrai reiks greičiau sulyginti tuos siūlus. Aš manau dabar, čia dar netgi trupinukų įsilikusių. Medžiagą reikės truputį čiut nedaug patempti, labai gražus magnetukai. Ir dabar eisiu šitą plotą daryti, nes norisi pabaigti šitą visą tuštumą įsiuvinėti ir paskui turbūt eisim šitaip arba eisim vėl šitaip užbaigti, nes norisi tą lapelį pabaigti visą padaryti. Na, dabar taigi, dabar taip per stipriai neįsitempus. Tuoj mes pažiūrėkim dabar būtent dabar saugai programai. Mes procentų turim, šitas paveikslas turi 6,76 procentų. Ir dabar ką aš padarysiu šiandien, kaip minėjau, plotelį kartu pasimsiu. Na štai dabar toj parodysiu jums saugai programai. Būtent tą plotelį pažymėsim, kaip matot, iš tikrųjų pati schema tikrai irgi nėra
Tikrai nėra sudėtinga iš tikrųjų. Nieko ten. Yra tikrai ką ir pakarpyti vienoje vietoje, yra tų daugiau simbolių vienu metu skirtingų iš tikrųjų, bet nieko sudėtingo nėra. Tai dabar paimsim plotelį ir žiūrėsim, kokį darysim plotelį. Iš tikrųjų jau matau ir žiūriu, kokį aš tą plotelį darysiu. Oi, gal tai padarykim. Na ką, imsim žinoma nuo šito ir pavarysim biškį gal trupučiuką nepatogu, nepatinka, kad eina visa ta linija. Aš mėgstu biškį ją, kaip sakant, pamėti trupučiuką. Tai gal pasikartuosim iš naujo biškutį. Tuoj minutėlę. Va. Ir vėl biškį man pasispaudžia. Šiandien man nesiseka biškį. Gerai, žiūrėkime dabar. Pavyks. Va, biškį jau geriau. Na va. Štai kaip būtų buvę geriau, kad jeigu šitą būtų man paėmę. Plotą iš tikrųjų, bet nieko, aš vis tiek įsivinėsiu. Įsivinėsiu gal ant galo, bet įsivinėsiu vis tiek aš jį. Gerai, tai toks plotas eina, kiek šitam plotelį yra kryžiukų, iš tikrųjų 176 kryžiukai. Šitus 2 dienas galima nuimti. Ko tu man čia nenusėmė? Va, nusėmėm. 175 yra po šitam plotelį, tai tikrai padarysim. Man šitoj daly yra biškį ir pakarpytka. Visuma tikrai yra ne vienas simbolis, tai vienoje vietoje čia vientisas, bet biškį yra ką pakarpyti, bet nieko sudėtingo tikrai nėra. Štai mano būtent 3 savaičių būtent šis paveikslas, tai tikrai siuvinėsiu ir bus darbo. Ir žiūrėsim, kiek man pavyks padaryti šito paveikslo. Astros schema. Siuvinėsim 3 savaitės. Tad noriu palinkėti jums gražios šitos savaitės. Rinksiu gabaliukai, susimatysim kiek vėliau. Jums bus kaip sekundė, man bus visas 3 savaitės. Tad iki pasimatymo. Na ką, prabėgo savaitę laiko draugauju su šito paveikslu. Man roletė suko būtent 3 savaitės įsiuvinėti, tai dabar liko 2 savaitės įsiuvinėti. Tikrai labai džiaugiuosi. Čia yra būtent astros schema, rožių puokštė, mielai kviečiu prie manęs prisijungti ir kartu jį siuvinėti. Na, dabar norėčiau prisiminti apie jį, jo dydį ir visą kitą. Tai jo plotis yra 42,3 cm, aukštis yra 53,2 cm, spalvų ir blendų, tai 37 spalvos, 42 blendai. DMC siūlai. Medžiaga Aida, 18 kaunto, pati smulkiausia medžiaga Aidos aš siuvinėju. Tai viso kryžiukų, kiek šitam paveikslė yra viso, tai yra 113 100 kryžiukų. Tai tikrai didelis paveikslas, prie didžiųjų šitą paveikslą astros schemą skiriu. Na, dabar ką man pavyko padaryti ir kiek. Tai iš tikrųjų mečiau tiek Instagrame, tiek ir Facebook'e savo grupę, rodžiuosi, ką man pavyko padaryti ir kiek pavyko padaryti. Ir dabar bus proga prisiminti visą progresą ir pamatyti vaizdą kiek gyviau, kaip sakant. Tai realiai man pavyko visą šitą plotą padaryti lapelio, siekti stalo kampą tą biškį dalį ir pasivinėti šitą lapelio kampą biškį ir taip jau link kairės pusės. Tikrai labai smagiai siuvinėjasi. Na, dabar nieko nelaukus norėčiau jums parodyti bet įsivinėtą tą dalį, kur per šią savaitę būtent įsivinėtą dalį. Kaip atrodo ir gyviau, ne per nuotrauką, žinoma. Tikrai labai smagu matyti tokį vaizdą,
kai matot šitą visą plotą, dar liko visa šita tuščia dalis tokia, kur labai norėčiau padaryti antroji savaitė, tai tikiu, kad tikrai gali pavykti man šitą padaryti per antrą savaitę visą šitą dalį. Plotą labai norėčiau. Tai tikiu, kad gali pavykti. Na, tai grįžtant prie šitos dalies būtent, tai iš tikrųjų to įmesins nuotraukytę, kampe jau turėtumėte ir matyti, kiek buvo ir kiek dabar yra. Tai tikrai matom skirtumas tikrai yra didelis, tikrai yra padaryta neblogai. Tie lapeliai gražiai žiūrisi ir visa kita. Šita dalis irgi yra siuvinėta vakar, čia vat biškį tą vieną pavienį kryžiuką siuvinėjau. Na, tikrai yra ką pažiūrėti. Na, o kiek šitam plotelį visos savaitės yra kryžiukų, tai jums ir pasakysiu, atsiverskime tik tai. Atsiverskime būtent žurnalą, kur viskas susirašius. Štai, rožių puokštė. Taigi savaitę laiko, tai savaitės laiko kryžiukų yra 2680 kryžiukų. Tai tikrai sakyčiau visai neblogai, daug. Ir man labai buvo įdomu palyginti kryžiukų skaičių, ar nėra šita savaitė pati darbingiausia. Tai iš tikrųjų palyginau, pasižiūrėjau, tai šita savaitė tikrai yra pati darbingiausia, 2680. Tikrai labai smagu. Dar galim gal biškį žvilgtelti ir gėlių merginą. Ne, šita jo savaitė yra pati darbingiausia. Karšta kakava, kur buvo irgi ruletės sukos, būtent siuvinėti man mėnesį laiko, tai ketvirtoji savaitė vat, buvo 2677 kryžiukai karšta kakava. Tai tikrai šita savaitė pati su rožių puokštė yra pati darbingiausia, 2680 kryžiukų, tai tikrai labai gražus skaičius, smagu ir man tai motyvuoja dar daugiau padaryti kryžiukų skaičių didesnį antroji savaitėj ir tikrai ta postinamas toks mūsų savo, kad nedingtų noras daryti tų kryžiukų, tai tikrai labai veikia. Stebėjimas būtent savo dienos normą, kiek tu padarai, per savaitę kiek tu padarai, tu matai, kad daugiau padarai, tai norisi dar daugiau biškį padaryti už tą pirmą savaitę, tai tikrai yra tas stimulas. Tai va, tęsiant toliau, kaip man sekėsi visuma pats procesas, tai iš tikrųjų pati pradžia buvo sunki, teko įsivažiuoti po biškį, nes tas ilgas tarpo laikas pertraukas su šito paveikslo davė savo iš tikrųjų. Tai kaip įsivažiavau, jau po biškį viskas lengviau ėjosi ir greičiau viskas. Tai tikrai labai smagu buvo, reikėjo priprasti prie pačios organizacijos, prie tų adatų, kur kas yra, kuris padėta įsmeigta, prie kokio skaičiuko ir blender spalvos reikėjo irgi gaudytis. Tai dabar jau žiūriu, susigaudau greitai ir labai smagus jo procesas, visa kita einas tikrai labai viskas lengvai dabar. Tai tikrai labai smagu yra. Na va, o dabar grįžtant prie tų skaičių, tai dabar procentai dabar. Kiek man tų procentų pavyko padaryti per savaitę, tai pavyko 2,37 procentai per savaitę laiko, tikrai labai smagu. Ir viso procentų yra padaryta jau 9,13 procentų, tai irgi toks pastebėjimas, kad rožių puokštė vejasi gėlių mergina pagal procentus, nes gėlių mergina procentų turi, toj pažiūrėsiu, procentų kiek čia, ne čia, kitoj pusėje matau, va. Viso procento gėlių merginai yra 12,94 procentai, tai va, o rožių puokščių jau turim 9 procentus, tai 0,13, tai tikrai nebedaug liko ir pasivysiu to ir gėlių mergina ir atsidurs rožių puokštė antroje vietoje. Nes pirmoje vietoje irgi yra tulpės, labai gražus paveikslas Astros schema. Gal netgi ir mesiu nuotraukytę tų tulpių, tai turėtumėte jau matyti nuotraukytę tulpės. Šitas paveikslas, būtent jisai yra pirmoje vietoje pagal procentus.
Tai va, judant toliau, viso kiek šitam plotelį yra jau padaryta kryžiukų, tai jau yra padaryta 10 330 kryžiukų. Tai tikrai labai jau žavi tas skaičius mane, 10 000, tikrai motyvuoja toliau daugiau padaryti. Nes pas mane yra tas tikslas irgi vienas iš tikslų padaryti bent 3 paveikslus 50%. Tai tikiuosi man pavyks per šios metus tiek padaryti. Na, toliau, tai kiek dar liko padaryti, tai liko viso padaryti 102 770 kryžiukų. Na, dar daug, tikrai dar daug tikrai liko padaryti, na, bet darysim ir padarysim. Tikrai labai įdomu, kiek man pavyks per šitas 2 savaitės padaryti. Žiūrėsim. Na, dabar ką? Dabar dar gal galim pasižiūrėti, biškį prisiminti pačios normas mano dienos programai sagui būtent. Štai atsiverčiau ir tuoj parodysiu jums. Štai. Galim biškį tą lempą patraukti, nereikia. Na va, žiūrim, tai dabar pati pirma diena savaitės 33 kryžiukai. Ėjosi paskui 500, 650, 610. Su 610 yra tokia labai lengva istorija, kad aš galvoju net nepadaryti tiek. Iš tikrųjų nelabai gal ir norėjusi, nes jau pasiekta mano dienos buvo norma mažiausiai 500 jau buvo. Bet buvo toks nuansas, kad liko labai nemažai padaryti, kad užbaigta visą plotelį. Tai nežinau, ką daryti, tiesiog pasitariau su vyru, tai vyras sako, tai reiktų 600. Tai tokį postūmį davė man, tai pabaigiau padaryti tą visą plotelį, tai kaip sakant, nauja diena, nauja pradžia su ploteliu, tai tikrai labai smagu buvo. Na, ketvirtadienį matot tik 100 kryžiukų. Atsiprašau biškį, tai 100 kryžiukų buvo, tai iš tikrųjų ir nenorėjau daryti iš tikrųjų, nes irgi nereikia per daug darytų kryžiukų, save spausti, jeigu jau jaučiam, kad jeigu tarkim jaučiu, kad aš jau nenoriu ten, noriu kažkiek tiek ir padarau, kiek noriu. Jau savęs nespaudžiu, nes nenoriu irgi, kad ta mūza mano pabėgtų, kaip sakant. Tiesiog labiau noriu puoselėti, negu noriu siuvinėt pastoviai, bet kad visai nenustot siuvinėt, aš to nenoriu. Tai va, tokia mano jums pradžia, būtent pirmos savaitės. Žiūrėsim, kaip man toliau eisis. Antroji savaitė, tai tikiuosi viskas bus gerai, tikiuosi išeis padaryti ir daugiau tų kryžiukų. Tad iki pasimatymo jums bus kaip sekundė, man bus kaip savaitė. Na, lygių kryžiukų jums. Na va, kaip greit prabėgo ta antra savaitė, labai smagu su šito paveikslo sėdėti ir draugauti, kaip sakant. Ir tiesiog daug neįsiplėsiu, iš tikrųjų daug nieko nekalbėsiu. Tai ką man pavyko padaryti, tai iš tikrųjų nuo šitos vietos kažkur galima sakyti, ir ėjom link kairės pusės, tai pasakiau šitą lapelį, dabaigiau visą. Paskui jau toliau ir pasiekiau netgi rožės kraštelį biškį ir jau rytoj turėčiau daryti šitą vietą. Tai tikrai labai smagu, kad per šitą antrą savaitę tiek pavyko padaryti. Ir trečioji savaitė tikiuosi jau pabaigti visą šitą dalį ir rožės kraštą visą šitą. Tai tikrai bus labai įdomu, kiek man pavyks padaryti. Na, dabar per daug neįsiplėtus, tai tiesiog jums iš karto parodysiu visą dalį įsiuvinėtą, kaip atrodo visa ta dalis. Štai. Va, kaip. Matom. Dabar daug gyviau matot, iš tikrųjų, ir kas seka mane Facebook'e grupėje Kryžiukų menas, ten metu nuotraukos ir parodau būtent, kaip man sekasi siuvinėti, kiek pavyksta padaryti tų kryžiukų per dieną.
Tai tikrai labai ačiū Jums už tuos laikus, palaikymus, tikrai man tai svarbu ir tai vertinu ir dar kad pasikartosiu, ačiū Jums. Na ką, tai grįžtant prie šito paveikslo, tai kaip matot vizualiai tikrai labai gražiau ir realiau matot per kamerą, kitaip negu per nuotrauką, tikrai labai gražiau žiūrisi visą kitą. Tai ką toliau judant, dabar kampe pamatysite nuotraukytę ir bus skirtumas tarp pirmos savaitės ir antros, kiek pavyko padaryti, tikrai žiūrisi visai neblogai. Tai tikrai labai šitą savaitę darbinga taipogi buvo su kryžiukais. Dabar kalbam apie tuos kryžiukus, tai iškart pažiūrėsim jų statistiką šitos antros savaitės, kaip man sekėsi. Atsiprašau, tuoj va, štai atsivertėm antrą savaitę, tai iš viso per šitą savaitę pavyko padaryti 2304 kryžiukus, 2304 kryžiukai. Tai tikrai irgi neblogai, aišku, pirmą savaitę buvo daugiau negu antroji savaitė, bet visai neliūdžiu dėl to, manau visai neblogai. Na, antroji savaitė irgi su procentais, tai 2 procentai padaryti, 2,04 procento padaryta tų kryžiukų, tai viso dabar aš turiu procentų 11,17 procentų, tai tikrai neblogai, 11,17 procentų, taip aiškiau. Na, o kiek liko padaryti, tai iš tikrųjų dar liko padaryti tikrai daug, 100 466 kryžiukai, oi, atsiprašau, biškiu, vis pastovi trankausi. Na ką, dabar tai kiek buvo padaryta šitam plote tų kryžiukų yra, tai iš viso 12 634 kryžiukai, tikrai irgi visai daug. Tai kaip visas tas man procesas sekėsi siūnė, tai iš tikrųjų, sakyčiau, neblogai. Ir gal sunkiau buvo būtent šita dalis užbaigti siuvinėti, daugiau to karpimo buvo šitoj daly ir kaip matot jau nebeliko tų siūlų galiukų, jau labai tiesų, lygų, viskas švaru, kaip sakant, labai smagu žiūrėti tą tokį plotą. Ir dabar kas toliau? Toliau judam, tai turbūt ir viskas, visą statistiką jums pasakiau. Visą kitą, kaip sakant, irgi išdėsčiau jau ir tai ką, ir dabar susitiksim vėl po savaitės, jau ir kitą savaitę suksim ruletę, bus matyt, ką aš siuvinėsiu dar kitą savaitę, tikrai labai bus įdomu. Ir ką, jums lygių kryžiukų, susitiksime žinoma po sekundės jums, o man bus kaip savaitę laiko, tai dar kartą. Jums lygių kryžiukų ir linkiu atrasti to laiko kryžiukams. Tai vat. Na ką, net nežinau, žinokit, nuo ko pradėti iš tikrųjų, nes praeitą šitą savaitę vieną nesiuvinėjau, buvau apsirgusi, tai norėjau tiesiog ramiai pasveikti, žinoma, iki dabar esu tokia pakimus lengvai, tai esu sutaisius arbatos ir nutariau su jumis kartu atsigerti ją ir kartu padaryti video jums, kaip sakant. Tai dar turiu tokių naujienų, kad įtrauksiu į žaidimą naują projektą. Tai jums laukia jums naujas pristatymas, naujas projektas jums, kuris dalyvaus žaidime. Žinoma, šiandien suksim į ruletę, bet apie šiuos dalykus kiek vėliau. Nu, dabar matom prieš akis rožių puokštę. Šiandien yra kovo 2 diena. Ir šitą paveikslą baigiau vasario 22 dieną. Šitą paveikslą man ruletė suko būtent siuvinėti 3 savaitės. Čia yra atro schema, rožių puokštė. Ir kai man sekėsi ta 3 savaitė, tai iš tikrųjų pavyko padaryti neblogai, pavyko padaryti šitą dalį rožės kaštą, paskui visą rožės, neįsiskleidusią rožę pavyko padaryti, dar pasakiau kojelę biškį, nutariau padaryti irgi.
Tai realiai, žinoma, nepavyko užbaigti su trenksmu, nes tikrai mažiau tų kryžiukų pavyko padaryti, bet dėl to tikrai nei biškį neliūdžiu, nes mano tikslas buvo būtent šitą rožę. Dar pavyko šitą padaryti biškį, dar čia, tai tikrai labai džiaugiuosi. Tai va, tai nieko daug per daug neįsitempus, noriu tiesiog jums parodyti būtent tą įsiuvinėtą dalį. Kad nebūtų tuščias stalas, tai tegu biškį kažkas matosi, ne? Čia biškį. Štai rožių puokštė. Štai mano ta dalis būtent. Šitą galim gražiai patrauti atsargiai. Ir tarpinkim visą šitą grožį. Štai, tarpinam. Ir dabar turėtumėm kampe matyti nuotraukytę. Ir kiek buvo prieš tai ir kiek dabar yra. Vizualiai aiškiau matysite, kokį plotą padariau. Tai visas šitas plotas yra padarytas. Tai labai yra smagu. Biškai gal tą lempą reiktų, kad jums ryškiau būtų, ne? Matytose. Tai kai mat neįsiskleidusi rožė labai gražiai atrodo. Čia yra kojelės saldaininės ir rožė, visas kraštas rožės. Tai tikrai visai neblogai žiūrisi, visai gražiai žiūrisi, kokybiškai žiūrisi, kaip sakant. Na, dabar pereinkim prie kryžiukų. Tai kiek man pavyko padaryti tų kryžiukų per trečią savaitę. Tai trečioji savaitė, kiek čia tų kryžiukų pavyko padaryti, toj pažiūrėsim. Taigi, mano ta statistika, trečia savaitė, 1717 kryžiukų padaryta. Na, procentais yra padaryta 1,51 procentas. Tai visų procentų turiu jau 12,68 procentus. Dar ką noriu pridurti, tai biškį tik minutėlę, aš norėčiau biškutį arbatos atsigerti ir tuoj pratęsim. Taigi, tęsim toliau. Tai viso mano rožio puokštė kaip turi 12,68 procentus. Tai realiai rožių puokštėje nepavyko aplenkti gėlių merginos, nes gėlių mergina, kaip mato, turi 12,94 procentus. Viso procentų turi kiek. Gėlių mergina, o rožių puokštė turi iš viso 12,68. Tai, kaip sakant, lieka vis dar trečioje vietoje kol kas, o gėlių mergina pirmauja antroje vietoje, kaip sakant. Taigi, tęskim toliau. Kiek liko padaryti kryžiukų visus šito paveikslų? Tai yra 98 749 kryžiukų. Dar liko padaryti. Tai tikrai dar daug. Tikrai dar draugausim su šito paveikslu. Na, tęsim toliau, kiek padaryta. Tai padaryta iš viso šitam plote kryžiukų. Šitam plote yra padaryta 14 351 kryžiukas padarytas šitam plote. Pažiūrėsiu šitą paveikslą. Nepažiūrės, gal daugiau noriu pakalbėti pradžioj būtent apie patį procesą. Tai kai man sekės tam procese, pats procesas, tai šita dalis lengviausia, greitai įjusi, šita biški sudėtinga, čia sudėtingiau jau. Buvo tų ir klaidų mini, tos klaidos tokios, kad net ten kryžiuką padėjau, tai atsimenu, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vis taip laiku pastebiu tas klaidas, nes prisiminus su vilkais, kaip teko nukentėti su juoda medžiaga, tiek daug įsivinėjau, pasirodo, buvo klaidų daug padaryta, o klaida buvo padaryta tada, kai jau nusipirkau, ne tada, kai buvo anksčiau jau padaryta, tik pastebėta buvo kiek vėliau, kai įsigijau sagą, kiek pamenu. Tai teko viską ardyti, žodžiu, išardžiau ir dar beardydamas sugadinau medžiagą. Tai tikrai buvo nemaloni ta akimirka. Tai labai džiaugiuosi, kad man pavyks vis laiku dar pastebėti šitas mini klaidas. Tai va, nes tikrai nenorėčiau vėl tą patirti, ką anksčiau buvau patyrus su vilkais. Taigi,
tai toks mano visas vismo procesas. Dabar gal grįžtam vėl prie tų kryžiukų skaičių. Tai iš tikrųjų, pažiūrėjus dabar, tai kiek viso pavyko man padaryti per 3 savaitės tų kryžiukų, kaip manot? Na, pavyko padaryti 6701 kryžiuką. 6701 kryžiukas padarytas yra per 3 savaitės. Taigi, tai į tą 6701 kryžiuką įeina būtent šitas plotas. Paskui čia dasiuvinėta šitas plotas, šita va dalis būtent įsiuvinėta irgi. Paskui čia va trupučiuką ir šita va būtent dalis yra įsiuvinėta. Tai tikrai neblogai, pajudintas šitas paveikslas, labai džiaugiuosi šitokiu progresu 3 savaičių. Procentais galim pasakyti, kad 5,92 procentai. Na, o dabar man pažiūrėsiu šitą paveikslą. Kas man kliūna, tas, kad kliūna dar, kad nesimato šitą kojelę. Nepasakyčiau, kada čia yra rožė dar iš tikrųjų. Tai trūksta dar biškai ploto daugiau įsiuvinėti. Reiktų čia dasiuvinėti, čia biškai, čia turėtų būti jau saldaininis kraštas pats. Tai bus labai smagu pasiuvinėti tą dalį. Čia toliau biškai, kai jau bus matysis šitas dalis įsiuvinėta, tai realiai vizualiai labiau viskas bus ir paryškinta, labiau viskas ryškės ir jau matysis, kad čia rožė ir kad čia ta kojelė yra būtent saldaininės. Na, o dabar tai aš nieko nežiūrėčiau, kad čia kojelė būtų, o čia ta rožė. Tik čia, aišku, kad čia neįsiskleidusi rožė. Tai va. Dabar dar biškutį apie pačius procentus. Mano tikslas yra padaryti per šios metus 3 paveikslus 50 procentų, bent 3. Ir kiek man pavyko o kiek dar liko padaryti iki 50 procentų, tai dar liko man įsiuvinėti 37 procentus, 32 įsiuvinėti liko paveikslą, būtent, kad būtų 50 procentų šitas paveikslas. Ir ką? Bežiūrint tas dienas, kaip minėjau, jau yra kovo 2, kad jau pavasaris, visus bėjas pavasarį žinoma. Ir laikas greitai bėga, mėnesį greitai bėga ir pagalvojau iškart tikrai, ar man pavyks tos 3 paveikslus per metus padaryti. Abejoju, biški yra tokia labai abejonė, tai susiprasinau. Nutariau bent 2 padaryti paveikslus 50 procentų. Jeigu man pavyks, aš labai savim didžiuosius, labai džiaugsiuosi, kad man pavyks padaryti tą 50 procentų, būtent 2 paveikslus. Tai tikrai labai įdomu, ką man atneš šie metai su siuvinėjimu, kiek man pavyks padaryti tų paveikslų su 50 procentų, bet minimai 2 paveikslų tikrai labai norėčiau, kad man pavyktų padaryti. Tai va. Kaip sakoma, irgi planuoju, Dievas juokiasi, ne? Tai tikiuosi, man pavyks pasiekti tą planą, labai to noriu. Tai va, tai tokios takelės su šito paveikslo. Turbūt per daug jau įsikalbėjau, gal per daug ir nebuvo nuobodu klausyti, tikiuosi jums. Ir turbūt jau tikrai viskas turbūt su šito paveikslo, ką norėjau pasakyti. Tikiuosi, jums buvo įdomu klausytis. Na, dabar ką pereisime prie įdomių dalykų. Kaip sakant, įdomiausių tokių, kad pristatymas, naujas jums projekto pristatymas, kurį pradėsiu irgi siuvinėti, įtrauksiu į žaidimą. Tai labai įdomu yra, kada aš jį suksiu ir labai įdomu, ar jums šis nepavyks, atsiprašau, o patiks šis paveikslas, tai tikiuosi. Pradžioje gal biški dar atsigersiu truputį arbatos. Gerai, atsigeriam arbatos gurkšnelėm, labai skaniai. Taigi, judam toliau atsargiai čia padėti, kad nesitrankyčiau per daug. Kaip smagiai padėjau gražiai. Taigi, kad per daug tuščio stalo nebūtų, tai ištrauksiu tą projektą. Na, būgnai ir
pristatau jums naują savo projektą. Tai yra Raganaitė Astros schema. Labai nuostabus projektas, jis man labai patinka. Šitam video aš per daug jį neišsiplėsiu apie jį, šitą paveikslą. Tik daugiau apibendrinsiu apie jį ir noriu labiau jūs paraginti, paskatinti jį įsigyti ir kartu su manim suminėti šitą paveikslą. Tai žinoma, paliksiu nuorodą YouTube, kurį galima įsigyti šitą paveikslą ir kad galėtumėt kartu su manim jį suminėti. Kaip minėjau, čia yra Astros schema Raganaitė. Ir yra 3 punktai, 4 punktai galima sakyti, kodėl jį verta įsigyti. Pirmas punktas dėl to, kad schema yra lengva, nėra tikrai sudėtinga, gal 5 jau punktai. Yra lengva. Schema tikrai nėra sudėtinga. Antras punktas - fonas pats. Fonas yra labai lengvas, jisai yra vien baltas, kaip sakant, bet viena tame pliusas yra, kad neįsigąsti, galite siuvinėti pusiniais, tik kryžiukais, tai tikrai dar greičiau judėsis tas fonas ir neatrodys labai baisiai tas fonas, kaip sakant. Aš kaip siuvinėtoja aš siuvinėsiu, žinoma, pilnais kryžiukais, nes man paveikslas su pusiniais kryžiukais, kaip sakant, jis yra gražus paveikslas, tikrai neturiu prie ko prikibti, bet jis tiesiog man neužbaigtas atrodo. Ir kai žiūrisi, man tas paveikslas neužbaigtas, taip ir norisi padaryti tą pilną kryžiuką, norisi. Ir iš tikrųjų net nežinau, nieko negaliu su jums, žinokit, padaryti. Tai siuvinėju aš pilnais kryžiukais ir nesuku savo galvos, kaip sakant. Jūs galite drąsiai siuvinėti pusiniais ir nesukti savo galvos ir nesikankinti ir negalvoti, čia baisu, vai čia kaip čia ką. Tikrai taip nėra ir nebus, nes čia tik galite pasirinkti pusiniais, kaip sakant. Taigi, perinkime prie 3 punkto, tas, kad fonas yra nenuobodus. Fono yra šitam paveikslą, Raganaitė fono yra daug detalių. Moliukai, pikti linksmi, lapai ir palyginus su, palyginus su du gaideliai buvo tamsus fonas ir tų burbuliukų tikrai nebuvo daug. Tai tikrai buvo nuobodu siuvinėti ir net buvo pabėgus trumpą mūzą mano. Tai sugrįžau prie žaidimo savaitę laiko, kad galėčiau vėl baigti tuos gaidelius. Tai tikrai, kaip sakant, palyginus su gaideliais, iš šito paveikslo fonas nėra nuobodus, tikrai vertas dėmesio ir jis siuvinėti tikrai bus įdomu. Taigi, perinkime prie 4 punkto. 4 punktas tas, kad galite pasirinkti siuvinėti, tarkim, detalės, paskui fonas, nereikia ištisai siuvinėti tą foną, iš tikrųjų. Galite pasirinkti ir detalės siuvinėti, paskui prie to fono. Automatiškai greitesnis ir tas procesas vyksta. Tikrai labai, tikrai produktyvus gaunasi siuvinėjimas su šito paveikslu. Na ir 5 galiausiai punktas, kodėl verta jį įsigyti, tom, kad jis labai gražus, kaip ir minėjau, ne? Tos detalės, ta Raganaitė, ypač ta šypsena, jos, kaip matot, galime žiūrėti, biškai, kad yra net šypsenėlė, kai čips tokie įdubimai lengvi, kai būna, tai va, šypsosi, tikrai labai graži Raganaitė. Ta kepurė man patinka, tas amuletas, būtent šitą, vis strigo žodis, rankinukas, tie moliukai pikti, laimingi, negaliu, man irgi labai patinka, šakelė patinka. Visas labai gražus paveikslas, labai patinka skrybėlė, man labai tokia, labai tinka į tą skrybėlę. Žodžiu, tokia mokinukė atrodo Raganaitė, kuri dar tik eina į magiją, kaip sakant, visų tokių su paslaptim, kas susiję. Tikrai labai gražus paveikslas, pozityvus, šiltos spalvos, tokios rudeniškus, nešaltas, ruduo būna pusiau toks šaltas, pusiau šiltas, tai šis paveikslas labiau man link šilto eina, toks bobų vasara, kai būna ne rudenė, tai vat, būtent apibūdint galiu bobų vasarą, būtent šis paveikslas toks labiau. Tikrai labai vertas dėmesio šis paveikslas, tai tikrai mielai kviečiu, raginu įsigyti jį ir kartu su manim siuvinėti.
Na ką, turbūt tiek, per daug nenoriu įsitempti, jau turbūt biškai per daug gal įsitempiau, bet gal nieko ir baisaus, nieko tokio. Ir ką, pereisim prie svarbiausio, sukimo ruletės. Bet dar pradžiai biškai trumpam prisiminsim tos visus paveikslus, kurie dalyvauja žaidime. Dar norėsiu truputį atsigerti arbatėlės, toj minutėlę. Štai gurkšteliu arbatą, tikiuosi su manim gal kartu gerit. Arbatą būtų tikrai malonu išgirsti, sužinoti, ar gerit arbatą kartu su manim. Na ką, judam toliau. Taigi, netempiam gumos, raganaitė, naujas mano projektas. Paskui jau zuikelis gaudė šis. Man lempa šitą nori zuikį gaudyti. Galbūt tai, gerai. Rožių puokštė, astos schemos, viskas schemos, astos schemos, galite įsigyti, taipogi yra mano kanale tubiai įkelta nuoroda, kur galite įsigyti šios paveikslus. Gėlių mergina, elniai, paskui žiema, kuri dar neiškrito, neišsuko man ruletė, būtų gerai, kad išsuktų, ne? Paskui tulpės. Eina paskui čia užstrigo biškai žodis kažta kakava. Ir drugelis skrydis. Iš viso jau dalyvauja žaidime paveikslai. Astos mano, būtent 8 paveikslai. Dar vienas laukia. Jis dar nesiruošiamas, dar greitų metu jau bus pradėtas ruoštis. Ir bus iš viso 9 paveikslai. Žaidime, kurie dalyvauja, manau, jau pakankamai bus paveikslų ir daugiau nenorėsiu jau aš, kaip sakant, kad dalyvautų daugiau tų paveikslų iš Astos, palauksiu, kol užbaigsiu bent kelis, tada vėl prijungsiu kokių naujų paveikslų. Bet šiuo metu, manau, bus pakankamai 9 paveikslai. Kaip jūs manot, ar dar tęsti, ar užteks ir su tiek, kaip jums atrodo daug ar nedaug? Tai va, parašykite komentarę, tikrai labai laukiu jūsų nuomonės, man labai svarbi jūsų nuomonės, smagu su jumis bendrauti, tą ryšį atgalinį gauti. Tai va, kaip gražiai šypsosi ta raganaitė, negaliu, gerai, tempkim gumą, netempkim gumos, kaip čia pasakiau atvirkščiai, netempkim gumą, nu čia dabar, ne? Gerai, nešnekėkim per daug, gerai, ruletė mano. Štai. Ruletė. Ir ką aš dabar noriu padaryti, tai paslėpti tos visus paveikslus. Tai kaip galim dar prisiminti, pažiūrėti, kas jau buvo iškritę. Tai buvo gėlių mergina, rožių puokštė, drugelis skrydis, kažta kakava. Žiema, elniai, tulpės, raganada tik pridėta, bet rinkis tų dar buvo irgi neįsukta. Tai ką aš noriu dabar padaryti, paslėpti tos paveikslus su klaustuku. Kaip jums atrodo su klaustuku? Ar visai smagiai, ar įdomiau taip, paslaptingiau? Man asmeniškai gal visai įdomiau ir smagiau. Paslaptingiau taip, tikrai labai trupučiuką lengva tokia įtampa kelia, kas čia bus. Tikrai ta įtampa visai tokia man smagi. Nu, bet bus matyt, įdomu jūsų nuomonės, žinot, kaip su tais klaustukais, ar jums patinka ar ne. Lauksiu jūsų nuomonių komentare. Taigi, dabar nieko nelaukiu, suku ruletę. Oi, jauduliukas kyba. Oi, kirba jauduliukas. Nu, ir kas bus, kaip manot, kas? Būgnai? Va. Kaip užsikėtusi plokštelė, ne? Tulpės. Nu ir ką jūs pasakysit? Tulpės. Gerai, iš tikrųjų labai gerai, nes šios tulpės yra iš visų paveikslų pats mažiausias. Apie ir per daug neįsiplėsiu iš tikrųjų. Dabar paslėpti noriu irgi visas šitas dienas. Irgi visai smagu. Nežinau, aišku, visą laiką taip nedarysiu, bet kas nuo kartų, manau, visai gera idėja paslėpti tos paveikslus ir tos dienas. Na, įdomu, kiek aš tas tulpės siuvinėsiu. Kaip čia jums parodyti šitaip. Na, ir kiek aš dienų siuvinėsiu šitas tulpės.
ką man išmes. Na. O, 6 dienas. Nu, visai gerai, sakyčiau, tikrai visai gerai. Jau sugalvojau, kokį jums video darysiu. Tikrai bus labai įdomus video. Kaip man tikiuosi ir jums patiks šis video, kokį sukursiu, jau sugalvojau. Tai va, ką dar galiu padaryti, tai žinoma, parodysiu, kiek yra jau jo padaryta. Jisai yra pirmoj vietoj, šis paveikslas tulpės. Tai dabar greit lengvai patraukiam šituos gražius paveikslus, šitą pasilikim, šitą raganaitę, viską padėkim į šoną gražiai, tvarkingai. Taigi. Tikrai labai smagu, kad man įsuko šitas tulpes. Tikrai labai smagu. Tikrai. Na ką, dabar reikia susirasti man tulpes. Tai matau šitas tulpes. Auksim. Ir tuoj mes pasimsim tas tulpes. Čia daug kitų dar paveikslų yra, nes, kaip sakant, noriu jums parodyti, kiek yra padaryta, kai nežinau, ką man įsuks, tai tenka visus šone pasidėti tos paveikslus. Štai, kiek jo padaryta, aš per daug jį nesiplėsiu, kitam video etape jums parodysiu būtent jau visą jo statistiką, kiek buvo ir taip toliau. Kiek dabar matot, tai jau yra kiek padaryta. Iš tikrųjų, medžiagą tikrai reikės jau tempti. Galvoju, ją irgi netgi ne tai, kad ir tempti, bet ir susukti, biškį susiprastinti. Norisi daugiau jį irgi, ką žadu padaryti. Tai žinoma, ką toliau žadu padaryti, imsim šitą visą plotą. Iš tikrųjų, nuo čia pradėsim gal netgi ir va taip užbaigsim. Reikia visą šitą mažą bardakėlį sutvarkyti. Man per 6 dienas nežinau, kiek čia man pavyks, kiek ką padaryti, bet manau visai išeis kažką padaryti, ne? Tai greitai dar ką galim padaryti, tai pasižymėti plotelį būtent šitų tulpių. Kaip minėjau, šitos tulpės turėtų labai greit pasibaigti, nes galim sakyti, kad visa šita dalis, vos ne visas pilnas paveikslas gaunasi, dar biškai koks gal tokio dydžio, galiu gal drąsiai sakyti, dar būtų tokio dydžio ir būtų jau viskas, jau žinokit, jau bus įsiuvinėtas visas paveikslas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šitas paveikslas iškrito, nes norisi iki greičiau baigti. Dar galiu paminėti, pasakyti, kad jo yra jau padaryta procentais, kur čia tai mano procentai? Kur čia tai procentai? 16,23% jau yra padaryta jo. Tai tikrai daug, galim biškai šviesiau, nes, žiūrėjau, tamsiai biškai nesimato šitą paveikslą jums visą. Štai, klausiu, man čia matosi lapeliai tokie, tai per daug neįsitempus, čia šitos galime nuimti, toj parodysiu. Per sagą būtent visą šitą. Štai paveikslas. Tulpės. Labai gražus man paveikslas, labai patinka, toks labai. Ir kai tik labai smagu, kad jį man iškrito, nes kovo juk moters irgi dienų, kovo ta moters šventė ta, ne? Tai iš tikrųjų labai pataikė čia man, kaip sakant. Tai labai džiaugiuosi. Na ką, tai renkamės plotelį, kaip minėjau, čia imsiu ir paimsim būtent lengvą, nedidelį plotelį. Kokį gal va šitai va paimsim pradžiui. Nu va, ir padarysim tą tokį lengvą plotelį. Šitam plotelį kiek yra tų kryžiukų, yra 188 kryžiukai.
Nu, pradžiai bus gerai, o paskui judėsim į priekį. Tai tikrai bus labai smagu pasivinėti šį paveikslą ir per tas 6 dienas stengsiuos kuo daugiau jį padaryti, kaip sakant. Tai ką, turbūt viskas sakiau, viską apkalbėjau. Ir ką, noriu palinkėti jums lygių kryžiukų ir susitiksim būtinai su jau didesniu progresu su šito paveikslu. Tad iki pasimatymo ir gražios savaitės žinoma ir dar kartą lygių kryžiukų. Ate.